Labas rytas. Mes nevalgysim. Valgysim. Penktą dieną Maljorkoje. Nusileidom prie receptioną. Vėl saulė šviečia. Karšta. Mėja laukė savo draugės, nu mes eisim pusryčiau. Tai mes prisėdom palaukti kartu su Mėja. Man vakar buvo čia kraujas. Taip, taip. Bet jau šiandien ar skauda to? Ne, ir čia vakar buvo kraujas. O čia vakar visi gražiai. Tai kas jau tau čia favoritas yra? Nu, dabar labai patinka šitas sumuštinis, kaip tu vakar man užrekomendavai. O tau, Rokai, kas skaniausia? Kaip tu gražiai valgai? Man tai labai patinka. Apsikrauti patinka. Ne, bet aš suvalgau už tas. Šitas labai skaniausias. Tuos pusryčiai labai patinka. Ne, duos pragauti. Iš yra. Rokai, kur tu čia pabėgai? Kur tu varai? Rokai, nesuprantu, kur tu čia varai? Bardaką padaryti reikia? O ką tu sugalvoji, papasakok? Ką tu sugalvoji? Koks tavo planas? Ai, eisi į Kids Club dabar eisi? Ne, aš pažiūrėsiu, noriu pasimti darbelį. Na, tiksliai. Hola. Hola. Ok. Oba! Žaidžiam 3-3. Mūsų komanda Rokas ir Neimaras. Prieš Mbappé žaidžiam. Oh my god, go! Viskas, varykis. Pasas geras. Bėg prie vartų. Smūgis geras. Nu, jeigu atimsi į mūšį įvartį. Opa. Daužosi mūsų konkrečiai. Ir... Goal! No! Goal! High five! Yes! Gavo malkų su Rokenza. Bet smagiai palašė mane. Patiko pulė. Kas laimėjo? Tai jie laimėjo, jie daugiau įvarčių įmušė. Kas? Nu, kita komanda. Bet mes gerai žaidėm irgi, daug 5, jo. Liuk. Bet pas mus... Ką dabar veikiam? Pas mus buvo daugiau vyrų. Nu, ką dabar veikiam? Nežinau. Nežinai? Pačiat gal. Ai, va, Mėja, žiūrėk, atvaro. Tavo, kebrytė. Maudėsi? Tu ką, maudėsi? Šitam baseine? Nešalta? Viso, o tai čia sauso, čia šlapia, kaip čia yra? Na, aš tik ten prabėgau. Aha, geras. Tai tau, Rokai, reikėtų užsidėti plafkės. Ten yra tėva, toks pusrankis. Aha, geras. Tu draugė būni? Tai dabar, nu, O palauk. mama neatėjus dar čia? Kur? Palauk. Tai einam pasiimsim basutės, Rokai, kaip pasimti. Ir kamuolį reikia pasimti. Kažkur varom, pasimaudė, pasideginę. Jovita turi kažkokį planą. Aš? Nu. Ne, tai varom, nu gerai, varom ieškoti gražių paplūdimių. Jie sakė, kad nenori ką tik. Ką? Kada aš taip sakiau? Ir gal dar kokį miestelį gal gražų surasti. O nuo ko pradedam? Vaistų. Ai, tai gal reikia nuo miestelio? Arba atvirkščiai, kiek valandų? Dabar 1:30. Galim nuvaryti kokį miestelį praseit, vaisių pasimti. Tada į paplūdį. Galim. Tai gerai varom. Aš man rekomendavo kažkokį miestelį, bet nežinau, ką ten pravažiuosim. Man lyg ir sakė, kad turgus kažkoks yra, ne? Po žemyniniai daly salos
Kaip toli. Pasakysiu, kaip vadinasi, vėliau reikia pažiūrėti telefone. Mėjos draugės tėtis rekomendavo kažkokį miestelį. Martinas, man atrodo, vardas. Ne, aš pirmą. Taigi, iš kitos pusės. Eik iš kitos sakyti pusės. Rokutė, taigi gausi. Nu va, dabar pasižiūrėjau telefone, tas miestelis vadinasi Arta. Ir čia yra kažkoks Farmers Market. Tai man reikia vaisių. Manom, pažiūrėsim. Farmers Market, Arta. Tuoj parodysiu, kurioje vietoje žemyninės dalies va. O dabar duosiu pažaisti. Tuoj. Va, Arta. 20 minučių kelio. Bandysim. Važiuojam į Artą miestelį, štai tenais ant kalno matosi, dabar nesimato. Tuoj pasimatys va pilis, į kurią manau, kad mes lipsim bažnyčią. Ten žemiau bažnyčia, aukščiau. Kažkokie rūmai. Važiuojam iš arčiau apžiūrėti. Oi, save. Koks balkonėlis. Staptelsim pradžioj Farmers Market'e, pažiūrėsim vaisių. Šviežių. Norisi šviežių vaisiukų. Nuprinokus. Nuprinokus, taip. Nežinau, ką čia rasim. Tipo farmerio kopas. Kur mes einam? Vyno. Vyno ir vaisiai. Nu, įspūdingai atrodo iš tikrųjų. Jas drėkina čia, kad šviežiai atrodytų. Geras. Eik tu savo. Čia kur mes pakelėse. Žiūrėk, kur mes matėm pakelėse. Kokie pomidorai gražūs. Žuvytė kaip ir visur. Dorada. Hola. Aišku, spaniš makaronai. Fainis labai marketas. Sūrio kampas. Ten vyno. Čia alyvo. Svariks vyno buvo pasimti. Pasiemam vynogių, va, pasiemam krepšį. Vandens reik pasimti. Dar. Kiaušinį. Alyvuogių. Surinkom vynogių ir persikų. Ir vandens. Hola. Hola. Žiūrėsim, kas čia bus. Ankstesniais laikais visos lietuviškos dainos Kert. yra nufyrintos ir niekas nieko. Dabar tai parašai, kad coveris. 15. Prabangiai, ne? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adios. Nu jo, 15 eurų tikrai. Nu, bet tai ragaus. Surinksiu. Važiuojam vienpusio eismo gatvelėmis siauromis, kuriuose net ir dar parkuojasi. O Dieve, palauk, reikia pristabdyti. Ir parkuojasi Parkuojasi ir dar mašina. žmonių duris į namus. Kylam į kalną. O. Va. Bet rimtai, tai jeigu tu čia gyveni ir turi mašiną, tai kur jie man parduoti? Tai ant gatvės statai, bet nu, vat, jeigu čia kažkas dabar pasistato mašiną, taigi neįmanoma pravažiuoti. Čia man rodo į dešinės. Ką? Čia? Palauk, aš nepataikiau. Iš galo kažkoks autobus. Čia pėsčiųjų.
Nepataikyti? Nu įvažiuok kažkaip. Taip, mane turi aplenkti. Vai sienos čia filmuoja. Ai, rodo kitą kelią. Čia prieš tai rodo. Čia parašyta gazas. Čia ne Va San Salvador. Aba. To, kad aš čia ėjau. Antro čia buvom. Čia? Nu dabar kažkur pasistatyti vidurį gatvės. Reikia Čia važiuoti. pėdint. Parkingas. Nu jau prie pat varto beveik privažiavom, labai čia prabangiai. Tai čia kažkokia pilis turbūt. Van vartai matos. Rokai bėgam. Vilkas atvarė į pilį. Kur daug? Princesė. Tu vilkas. Maikė parodė. Rokai, davai štai. Koks čia miestas? Ką čia radai, Rokai? Nežinau. Įdomus vardas. Tvora. Kam čia mušė? Einam, va čia uždirbti. Rokai. Aš yra bokštas į kalnus. Ateik čia, Rokai. O, čia per tangą. Žinai, ką čia per tangą reikia daryti? Ką? Šaudyti. Tai šitą. Jo, jeigu blogiečiai puola. Kur jie? Tvenkiniai kažkokie. Einam per visą ratą ir sutiksim. Einam čia. Mėja, pamajuok mum. Atvaro, Mėja pamatė mus. Pamatė mus. Einam į tą bokštą. Matai, kur bokštas ten, kampe. Pažiūrėsim, kas ten matosi. Ai, va čia dar pažiūrim. Čia irgi, matai, 3-4 gali šaudyti. 4. Va. Arta. Tėti, tu Miestelis pavadinimu Arta. galim šauti. Man, Jovita, labas. Mes saugom pilį su Roku. Ir su Mėja. Taip. Mėja, ateik pas mus į komandą. Pasilenk. Pasilenk. Oh my god, kokie laiptai. Į medžių šaudė gerai. Turim 2 šaudyti. O. Nu gražu. Atsargiai tik tai. Hebrytė. Tu užlipai čia. Ką? Tu užlipai, aš čia kaip Nesaugus. širgelai. Vita. Ant toliau. Kur mama? Teina. Mama, šaudyk į medžius. Kaip įspūdžiai? Nieko, aš jau čia pasakoju istorijas, kaip princesėms serenadas dainuodavo. Ten balkonėliai. Ne, čia ten tos angos yra, kad šaudyti iš jų. Eik tu! Taip, čia kad Eik tu! ginti Čia šitą princesė gyveno, tu man nepūdrik, man čia smeginu. Princesė gyveno ir turėjo savo balkonėlį. Kokie Aha. čia, jokie karai baigti. Čia užliptų į tą, žinot, labai gražu ten. Ir pažiūrėkime miestelį. Mes varom toliau. Kaip čia lipti? Nu taip. Lipam. Nu ir čia balkonėlis. Taip, balkonėlis serenadom, teisingai. Va šitas truputį jau čia. Princesė laukia savo princo. Prince! O, bažnyčia pačia. Pasistačiau savo sieną. Pasistatė mašiną ir sieną. Ir laukia princo. Ant baltos mašinos. Balkonė. Toyota Verso. O, visur baikeriai vaikšto. Prasiskieti truputį eina. O, kaip gražiai stogai atrodo. Žiūrėkite. Čia laiptai šitą.
Ne, Jovita mes čia nebuvom, žinau. Pažiūrėk, koks miestelis, kaip gražiai atrodo. Tėti, tave nusau. Spanish style. Tėti mus. O kas ten? Bažnyčia. Tai čia va štais laiptukais į bažnyčią galimai. Nu pažiūrim, dar ten bokštas yra. Šulinys. Vandens šulinys ir samtis. Vandens bokštas. Nematau. Užrakintas. Užrakinta. Einam bokštelį, pažiūrėsim ar nieks nepuola. Princesė pasisemdavo stebuklingų vandenėlio. Mes dar nebandėm užeit čia, bet čia jau čia muziejus kažkoks. Vau. Princesė. Ai, tu čia irgi bažnyčia? Čia irgi bažnyčia. Tėti. Čia Čia princesė. negalima šaukti, jo princesė čia. Čia pažiūrėsi. princesė papuošė. Ne. Bažnyčios nėra mūsų favoritų eilutėj lankomųjų vietų. Princesė. Horizonte matosi Viduržemio jūra tarp kalnų. Ten Jovita lipo į kitą bokštą. Futbolas čia žiauriai populiarus, vaikai žiauriai gerai žaidžia. Fulė, šiandien su Roku žaidėm, tai Ieškom logiečių. labai stengiamės, bet mums reikia dar pasitreniruoti. Tėti, ieškom logiečių. Ieškom. Kokios mūsų komandos spalvos? Žiūrėkit, kur mama. Čia kaip ta prasme posėdžių ratų sekta. Rakinta. Tai ten kažkas įdėta, ten ne vanduo. Žmonės susėsdavo ratu, darydavo ritualus ir bandydavo prisikviesti vandenį šventą. Iššaukti. Nu tai parodė, kaip čia reikia Jovita. Aš nežinau, Tai, spėjau. bet tu pasakoji čia įdomu. Tai. Ai, taip. Ir taip, ir stebuklingas vanduo šventas. Visi pašventinti. Nespėjom čia net lakstyti skirtingas pusės. Žodžiu, aš taip ir nesupratau, čia pilis ar čia bažnyčia. Spėju, kad buvo kažkada pilis kažkokia. Kažkada bažnyčia. Kažkada bažnyčia. Bet fortifikuota tai tikrai. Princesių šventykla. Kur toliau varom, chebra? Prie jūros. Kaip ir minėjau, nežinau ar čia ar pas save Instagrame, kad labiau esam gamtos žmonės. Tai pažiūrėjom vieną pastatą, dabar varom paplūdimių ieškoti. Užtenka miesto šiandien, žiauriai daug miesto. Ir patkreipkite dėmesio, kaip saulė Aš šviečia. pirmas pradėjau šaukti, todėl aš daugiau nušaukti, todėl aš pasidariau stipresnį. Paguglinau truputį, tai ten Švento Salvadoro šventykla yra. Dėl ko lakis baltas? Ne pilis, princesių. Ne gynybinė, bet gynybinė siena. Nu, tai Tai yra, nu. Tai jinai įtvirtina. Nu, patiko šiaip visai. Važiavom, privažiavom vartus užrakintus. Dabar klausimas, kaip apsisukti. Lemba. O gal atbulinių? Nemanau, gal atbulinių tiesiog važiuojam iki kol baigsis šitą akmeninę sieną. Daliau pastriksi šonu, tai iš vis bus. Nei pirmin, nei atgal. Nei pirmin, nei atgal. Linksma, žodžiu. Va taip mes ieškom nuotykių. Bandom laimę toliau. Nežinau, pavažiavom atbulinių, radom kitą posūkį, kuris yra vat toksai išvis žvyrkeliai. Tai neįsivaizduojam, kur mus nuves, nes nėra interneto. Atrodo, vėl vartai Mūsų priekį. navigacija. Eik tu savo. Interneto nėra, navigacijos nėra, tai maždaug pagal Tai čia gal nėra, ne čia plyta. O
O ten vėl vartai. Tai va, jo, ir ten. Bet tai kalnas, nu kur mes čia, kokia čia jūra. Čia palapinę pasistatyti ir bus. Jo, vėl strigom. Tai reiškia, kad jūra šalta. Laukinė gamta aptverta. Va, kur mes buvome, jeigu iš apačios pasižiūrėti. Kalniukas. Grįžtam. Jis truputį pasivažinėjo. Bet gražiai, gražus vaizdai, gražus kaimeliai, gražus nameliai. Grįžtam, važiuojam per aplinkui. Va, buvom ten viršui. Toliau siaurais keliukais. Kaip čia? Kelias. Mašina pypsi čia iš vieno. Turn left. Ne, nu labai gražiai atrodo čia tokiu keliu važiuoti. Kur čia? Varom centrinę miestelio gatve. Su mašina. Ne pėstute. Take the second exit. Nu va, aišku, nu gyvai ne tas vaizdas. Čia važiuosi. Ai, kitą pusę tiltų pakau. Iš visų pusių apvažiavom pilį. Viskas. Važiuojam. Toks tikslas ir buvo. Šiandien. Iš tikrųjų tai pasižiūrėjau mapsuose, kur yra paplūdimys, aš jį užtaginau. Ir važiavom, nu šunkeliais, privažiavom vieną tupiką, po to apsisukom kitą tupiką, dar trečią kartą pabandėm, dabar vėl grįžom į Artą ir važiuojam per kitą kelią ir šiek tiek į kitą vietą. Žiūrėsim, kas ten. Ar nepastriksim vėl? Įmanoma. Labas. Asiliukai. Labas. Vienas, ten antras toliau. Tiesiai ant kelias. Asiliukai. Labas. Jie laukiniai, jie čia, ar čia? Ar gali būti laukiniai? Nežinau, bet kaip jie čia kalnuose gyvena. Kur jūsų šeimininkai? Ar jūs patys? Asiliuk, labas. Gyti, žiūrėk iš čia. Sutiko masę. Labai šitas gražus šviesas. Tu bėgi. Į mašiną, į mašiną. Ate. Su mašina kelias baigėsi. Tai dabar ten buvo vartai. Pėsti einam, nežinau kodėl. Nu tai jau neįmanoma su mašina važiuoti, žiūrėsim, kas ten bus. Buvo kažkada čia buvo upelis. Matot. Matot? Turisto. Žygiuojam toliau. Čia va, priėjom tokį slėnį didelį. Daubą iš tikrųjų.
kada tu šitą gėlę kraują? Jo, nusibozinau šiandien vėl. Nieko baisaus, gyvensim. Čia kai asilą bandžiau nufilmuoti. Mama matė. Matė. Žiūrėk, Rokai. Į koją. Aš taip pat kaip vakar nukritau, kaip tu. Aš dabar turiu pirmas mėnesį, mama trečia, o tu paskutinis. Ok. Rokai, tu žinai, kur eiti? Eikit, tiesi. Einam. Ne, ko tu ne? Ėjom pagaliau jūrą, taip ilga kelias buvo. Čia jau 1,5 kilo gal mes einam. Nu? Tai čia sėdam? Kur sėdam? Tokie va čia keliukai. Iš tikrųjų tai čia jau gavosi geras žygis. Grįždamas uždėsiu laikrodį, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, koks atstumas yra nuo jūros iki mašinos. Spėju, koks, 2 kilometrai galėtų būti. O, čia kažkokia lenta skelbimų. Jau turbūt beveik atėjom. Aš šiaip tai jūrą jau girdžiu. Pažiūrim, kas čia parašyta. Aišku, viskas ispaniškai. Va, kur mes esam. Taškas yra. Ir mums liko jau tik paplūdimys. Yeah! Čia kažkur. Chebrytė jau beveik atėjom, čia matau pagal legendą. Žiūrėkit, kokie čia paukščiukai gyvena. Ir vėžliai, ir driežai, ir peliukai. Ateik, Rokai, pažiūrėk. Kur tie? Va, matai, čia paveiksliukai. Va, Kur tokių gyvena? gyvūnėlių yra. Čia visur va, paukščiukai. Yra pačioje vėžlys, Kur? driežas. Ai, čia turim išlyst. Jo, mes matai, va čia esam. Ai, taip pat. baba, eik savo. Nu, kaip įdomu, einam pažiūrėti. Manau, kad tikrai vertėjo čia eiti. Mes vežlį. Nu, gal jis bus jūrai dabar, nežinau. Nu, jei esi būsis. Koks kumelis. Wow. Kas čia per paukštis? Ai, čia Jovita. Aš sakau į kamerą, kas čia per paukštis. Ne, prieš tai rimtai buvo, vėliau aš pradėčiau. Kaip gera, ne per akmenis, eito per smėliuką. Šiandien basas su Roku, kai žaidėm fulę, truputį atmušiau pėdas, yra pora puslių, tai dabar jaučiu kiekvieną akmenuką. Ir vietai dar yra ant kojos kraujo. Jo, vakar buvo pas Roką, šiandien pas mane. Pas mė irgi buvo. Taip. Nu. Mūsų spotas Jovita čilina. Aš čia turiu pikniką turbūt padaryti. Nėja išvarė į žygį. Eisiu iki tenai. Sakė, pamojuos. Gal kas valgo persiką. Žuvėdra ką tik bandė atimti iš mūsų persiką. Bet ar jai nepatiko ar kas? Gal dar pabandys? This time is broccoli. Some mushtarda.
Nu, aš pagalvoju. Pabandyt dar. Mesiu akmenuką. Žiūrėdra, žiūrėk. Nelipo. Ten? Nesuliūka. Rokai. Žiūrėk, žuvėdra bulką valgo. Bulką valgo žuvėdra. Būk draugiška. Žiūrėk, padaryk mažus gabaliukus ir pamėtyk jam. Tai jinai mato tai. Mažus gabaliukus. Ten, eik ten žemyn. Čia? Jo, tai tu žuvėdra, žiūrėk. Ką? Pažiūrėk, kad jinai tave matytų. Na. Pamatė. Pasitrauk. Pasitrauk, Rokai. Pasitrauk. Paimk va tą didelį, kur mamą numetė, matai? Lauk, žiūrėk. Arba suvalgys ir mes tolyn. Pažiūrėkit, kur mėja, kebrytė. Pažiūrėkit, kur mėja. Aš jai mojuoju, nežinau, ar mane mato. Čia va. Nu, turi pamojuoti. Grįžk. Pamojuoja. Jej, pamojavo. Dabar mes norim su mašinio pasivalgyti. Pats nori? Tik su slapeliu. Gerai, tai. Seks tik žuvėdrė, ne? Taip. Draugė atskrido. Piknikavom. Pirmieji išeksplorino ten tą spotą kažkur tai. Ten. O atėjom per tenais. Kažkur. Tai dabar vienu žodžiu bandysim grįžti kitų kelių. Eisim čia į kalną šitą. Po ieškosim šeimos kur nors po kairę. Aš nusiėmiau telefone, tai yra laikrodyje. Paspaudžiau startą, pažiūrėsim kiek iki mašinos dabar eisim. Šiaip super gamta. Žygeiviai. O, Rokai. Jeigu įmanoma apeiti kliūtį, tai geriausia apeiti, žinau. Auksinė taisyklė. Per visus akmenis nereikia lipti. Jeigu galima aplinkui apeiti, tai reikia apeiti. Čia vienas paplūdimys, kur mes buvome, o ten kitas. Ten tolumoj matosi bokštas, bet mes tuo nenueisim. Bandysim išsimušti šitų keliukų ir ieškoti mašinos, kuri kažkur toj krypty.
Mes su Mėja turim iššūkį pasidaryti. Per viršų, sako, ar bandom čia. Gerai. Čia gali nuslysti. Ne. Nugarą į priekį. Gerai, gerai. Tai nugarą. Kaip kopėčiai. Dabar su rankom turi vis laik laikytis šitų pulsų. Čia va, laikykis vieną ranką, kitą ranką. Vieną koją pamadyk jau nuleisti. Ir su ta ranka bandyk čia kažkur laikytis. O, šamelė. Žiūrėkit, Jovita. Sargiai neužsigauk, o čia. Perim su ta ranka čia. Skiriam, o gerai. Oh my god. Sakė per statu kažkas? Ne. Puikus vaizdelis. Jau šiais laikais vieno telefono neužtenka ir yra nauja nešiojimo mada, reiškia. Kiek yra kišenių, tiek ir telefonų. Ir priekį dar du. Dar priekį du ir gale du. Tiem va tenais kažkur iš ten. Viskas ir jau suksim į kairę. Tolsim nuo paplūdimių, ieškosim, kur yra mūsų mašina. Kitas informacinis stendas. Buvom, dabar čia esam. Buvom čia. Jo, kažkur čia sėdėjom. Perkopėm per čia ir per čia ir varėm. Ne Man per atrodo, čia per mes aukščiau. varėm, per čia mes, va čia, taip palei. kampus. Jo, va tai va palei. Va tai. Jo. Ir čia kelias į tą, aš rodžiau, bokštą, kurią mes neisim. Mašiną tikimės rasti. Žiūrėsim. Kiek čia Va. dabar? Čia bendrai paėmus Maljorkos šiaurės rytus. Rytai mes buvom šitą miestelį Artą. Tada tu. Bandėm atvažiuoti į šitą paplūdimį va taip maždaug. Mama, esi mačiusi? Čia išsimušėm, teko grįžti ir važiavom va taip. Va. Aha. Esi? Esu, bet ne kartu, ne vienu metu. Ne, tu čia lietuvių pamokoji dabar jo? Ar matematika? Mė iš tikrųjų mokyklos nepraleidžia. Jeigu kalbant apie pamokas, tai geriausias anglų ir pamokos ir prancūzų yra čia, Maljorkų ir ispanų. O geografija ir visuomeninis ugdymas yra geriausia. Ir matematika, kaip pinigus reikia skaičiuoti. Tai va, puikiai. Tu čia nušoktų. Žiūrėkit, ką vėjas pridarė. Tu čia nušoktų. Nu, nežinau. Čia turbūt vanduo nubėga, kas čia upelė kažkur. Bet ar tu čia nušoktų? Nu, aš šiaip nešokčiau. Jeigu reiktų labai, tai gal ir nešokčiau. Čia pakankamai aukšta. Geras. O čia tai pramoga. Bet man įdomu labiausiai, kas va ten va per namas, va, žiūrėkit. Matėte? Va. Ten toliau, miškuose. Būtų įdomu iki jo nueiti. Nu, bet su vaikais čia. Ar turi paaugti? Čia pasirodo buvo kalnų upė ir dabar jinai išdžiūvo. O čia buvo jos padarytas toks nutekėjimas. Vaizduoji? Kaip suvaldyta gamta. Ai. Kas atsitiko? Nu, čia buvo kalnų upė, dabar jinai tuščia. Kaip jinai tuštėjo? Nu, kažkur kitur tas vandenukas panaudotas, reiškia, nuteka, kažkur kitur padaryti. Arba išdžiūvo tiesiog, iš tikrųjų. Mes su Mėja, Jovita su Roku nuėjo asfaltu, mes su Mėja pabandysim slaptą kelią, nežinau, ar mums pavyks čia. Va čia, dukryt. Eik geriau paskui mane, gerai? Į džiunglės papuolėm, nežinau, ar mums pavyks sutrumpinti. Serpantiną, ar ne? O, šitas labai dūrė, sargiai. Va tas va. Su ranka jį pasitrauk. Eik tu savo kokios džiunglės.
Per džiunglės varom sumėję. Man batą užkabino. Ką? Eini. Atsargiai, čia vėl dursmė. Šitai irgi durė. Nu tai tu žiūrėk, va šitų saugo. Girdžiu. Per vidurį lysk atsargiai. Daug ranką. Girdžiu. Eina savo, gal čia mes ir klaidą padarėm. Ką manai? Visai įdomu, ką? Exploreriai. Nežinau. Truputį strigom prie tų, kur dūrė. Žiūrėk, čia reikės perlipti rastą tokį. Oh my god. Jau man atrodo beveik. Pavyks. Jeigu reikia rankos, sakyk. Duok. Eik į šitą šoną, čia. Duok ranką. Nereikia? Gerai. Einu. Nu duok. Turi labai. Tai ten gal tą šakelį įlindo. Kur pro? Va, matau. Tu. Matai šitas tu. Viskas? Visas. Gerai, einam, varom. Jau beveik, man atrodo, mė. Čia medis. Nu dabar bandom truputį greičiau. Va, tvora mums. Šitą tvorą reikėjo prieiti. Mes per ją turėsim dar perlipti. Atsargiai. Neužsigavai? Ne. Atsargiai, čia akmenų daug. Kas ten? Kas tu? Ai, nusibrozinai? Aš irgi nusibrozinau. Atsargiai, čia statyk kojas, nes čia slidu. Nu ką, lipam? Duok ranką. Čia matau kelią. Tvirtai koją pastatyk. Tvirtai? Taip. Yes. Nesvirne. Štai iš batą duokyti. Daug 5. Tu neatsiliepi. Tai aš atsiliepiau, gal tu neišgirdai? Ne. Pabaiga, kodėl tu man atsiliepi? Mes turim vis laik su savim. Ką tokį turim? Žiūrėkit. Dezinfekcinį. Visur nešiuojam. Nes jo toks Paklausiausia gyvenimo prekė. būdas, mūsų gyvenimo stilius reikalauja Beveik turėti išnaudojam. tokį. Degina, ne? Visur kopinėjam, visur. Va, pažiūrėkit, koks Žiūrėk, ką vaizdelis. reiškia kritimas. Žiūrėkit, koks vaizdas. Rokai, taip sugadinsi batus. Jo. Mes ten buvom jau, taip. Ne šitam, pagal kelią. Nu, per šitą mes grįžom. Jo, Tam per šitą grįžom čia. Įsmis. Va, per ten mes ėjom, šleidome žemyn. Ten buvo vienas paplūdimys ir čia grįžtam per kitą. Kaip čia mes kilų, nuėjom porą. Tai dabar nuo ten, kur pikniką darėm, jau nuėjom virš kilometrų. Ten labai daug klipterių. Pažiūrėkit, norite tą kavinę? Taip, Atsigert mes su mašina. Tai kopiam dabar, lipam. Su Kas čia kopėčiom. yra? Kas čia yra, žiūrėk, tiesiai. Ir viskas. Va per čia Į kalniuką. Taip. Čia nusileidžiam. Gali. Nuvaėm ir atėjom. Afrikoje žmonės gali Pavadinimas? miršti.
Tėti, Afrikoje žmonės gali miršti. Be vandens? Mes buvome Afrikoje ir ten viskas gerai mums. Ne, tai mes Egipte tik buvom labai mažoji daly. Bet jo, šiaip be vandens žmonės miršta. Teisingai. Dėl tam viešbutį reikia pačiam pasiimti maisto. Tėti, dar yra kėdės, pasiemam. Ne, tai yra ten išdėliota, einam stalą išsirinks. Tėti, čia tik 2 kėdės. Ne, tai ten toliau roka, einam prie krašto. Sí, es una camba a la río. Čia gražu. Nu, tėti, 6 kėdės. Tai tiks mum, ar ne? Ten dar toliau yra 4, ten galima. Mes su draugėm mes taip darom ir būna žiūri juokinga, tai mes visi bijom. Jūs pjaunate? Tikriaukai. Radom dar labai gražią vietą pakeliai ant kalno viršūnės su nuostabiais vaizdais. Kavinė, restoranas ir viešbutis. Aišku, tokia telyčia. Pastatas toksai labai unikalus, senovinis, bet labai ramu, jauku, gamtos apsupty. Baseinukas yra. Čia vienas, nežinau, vaikams nežinau, kiek jis naudojamas yra, nelabai. Bet už pastatą parodysiu. Nu, čia spėjau kambariai yra. Kita kiemo pusė ne restorano. Štai baseinas jaukus, gražus. Su gražiais vaizdais. Nu, aš čia nežinau, šiaip mielai medaus mėnesį praleisčiau. Bent porai naktų. Romantiškai, jaukiai. Tokia ramybė, taip, nu. Tiesiog, aišku, jeigu lytų, labai blogas oras būtų, tai nežinau, ką veikti tokiai vietai. Bet gražią šiltą dieną, tai pažiūrėkit kalnai. Ir nieko aplink, tik tais gamta. Kažkoks ispaniškas maketas. Namų. Skirtingi namai. Ispaniški. Čia ir kavinė ir viešbutis. Nu, Rokai, papasako, ką čia turi. Sveiki. Ir ką čia darysi su jį. Auginčiau. Koks? Nesudužo kiautas? Ne. Laikyk stipriai. Kur tu ją auginsi? Ne. Dar mastai? Lapą. Kur tu ją sugalvojai auginti? Dar mąstau. Tai dabar veši ją? Ką jos geria? Tiek ką jos geria. Nu, reikės internete, kad pagūglintum sesę paprašyti. Važiuojam link viešbučio. Labai fainai šiandien praleidom laiką. Labai gražu. Man atrodo, kad mes jau ištyrinėjom daugiau mažiau šiaurinę rytinę dalį. Ir reikės dabar kažkur į kitą pusę varyti Maljorkos. Kur? Nežinau. Palma? Palma. Į oro uostą. Pažiūrėsim. Ne, dar turim laiko. Ne, į priekį neplanuojam taip stipriai. Kaip jūs, vaikai? Gerai. Kas tau dukryt labiausiai šiandien įsiminė, patiko? Baseinas. Baseinas ryte? Kas tau, Rokai, labiausiai šiandien patiko? Nu, tu... Ką? Aš noriu dabar auginti sraigį. Auginti sraigį, Rokas sraigį augins, va laiko Ir rankų man dar labai patiko kačiukai. Kačiukai. Rokas nori pirkti bilietą į lėktuvą. Tau, Gyte? Man kas labiausiai patiko? Iš
Iš tikrųjų, vat, kur buvom dabar tam toj kaviniai, ten ir viešbutis, tai ramybė ta tokia, visiška ramybė. Man patiko žygis tarp paplūdimių ir irgi šitoj kaviniai. Taip gera pasėdėti ir ramu, ir gaivu, ir grynas oras. Va taip, smagiai. Ir asilai. Ne, man... Čia apie mane? Man gal gyvūnai. Man gyvūnai. Kokie? Na visi kokius aš šiandien mačiau. Kalnų ežiai, asilai, sraigė, kačiukai, žodžiu, viską, ką mes čia matėm. Aš mačiau 3 kačių. Va taip. Oi, 4. Gerai. Can make you love it. You know these arms are